Glaistyta tik bažnyčiose ir pas kleboną po mišių. Visą laiką stovėjo, ne? Taip. Klebonijai. Važiuoju šiandien į objektą, pasižiūrėti, kaip chebra dirba. Kaip visada atvažiuoji dirbti į strojkę, aš puikiai atsimenu tuos momentus, kai kažko trūksta. Nebūna nei vieno objekto, kad netrūktų nieko. Tai va, žodžiu, turėjom jau pradėti filmavimą, bet pasirodo, nėra elektros, tai nuvarėm prailgintojo. Čia kaip visada. Ir nieko naujo, manau, ir jau. Kadangi kamera atsirado, šiek tiek yra lengvas stresas. Matosi, kad nesavi. Daugiau judesio, bet ką jau padarysi. O tai kodėl tu naudoji kibirais? Nes prasimaišyt patogiau negu užmaišant. Plius už man čia toks. Visą laiką galvodavau, kad šitiem aparatam tinkamiausi maišai, bet jis telis sako, kad ne. Ne, gal pigiau, bet nepatogiau. Jo, šiek tiek maišai yra pigesni, bet su kibirais geriau. Kas čia per seifas? Okay. Tu čia pats pasidarei? Jo. Buvo šviestuvas. Buvo šviestuvas dabar. Toks vaizdas, kad su įrankiais niekada nedirbęs. Viskas švaru. Konteineris tai irgi praktiškai nenaudotas. Kiek metų naudoji konteinerį? 8 metus jau. Prieš 8 metus. Ir taip išlaikyti? Darbo pabaigoje nusiplavom viską. 8 metus išlaikyti jau. O jisai nuo plovimo rūdyja. Prižiūrėtas, kaip sako, glaistyta tik bažnyčiose ir pas kleboną po mišių. Visą laiką stovėjo, ne? Taip. Klebonijai. Prižiūro. Nieko dar nepadarėm. Visiškai nieko. Taip dienos ir sprogsta. Tai pirmas darbas gruntavimas. Tai čia yra tinkluotos sienos, gruntuota mikrodispersiniu. Kiek skiedėjai? 1 prie 3 skiedžia mikrodispersiniai. Va šitą. Iš akies, kaip sako, darbinė temperatūra. Kiekvienas dirba pagal save individualiai. Tai mano, pavyzdžiui, sistemitė, kad pirmą užsipūtė ir palaukia kokie 10-15 minučių, kol pradeda čiulptis tas glaistas į sieną ir man tada patogiau glaistyti. Galima net iš karto kelias sienas ir savo ramiai tada eini. Kadangi video demonstracinis marketinginiais tikslais, tai labai neskubėsi. Ekologiški produktai be jokių pridėtinių Paliekam ramybei. Kiek laiko ramybei bus? Pagersim kavytės, pašnekėsim apie motociklus arba nors kito. Ainu kavytės. Vyra kavė. Visą dieną. Visą dieną lengviau bakaliuką pakilnot, negu šitą pistoletą pasakyti. Parodyti savo būduką. Gavau firminį puodelį. Superinis dizainas. Čia svečių puodelis. Aš atsimenu, mes irgi taip darydavom. Neatsiveši savo, tai suktis iš pradėdės. Tai yra dvi problemos, pagrindinės strojkėse. Pirma elektra, antra dar sudėtingesnė tūlikas. Bet galim palikti dovanėlių komposto.
Va ten, va kur nors, va. Toj krūveliai, kad sodinant jau rožių krūmą ar hortenzijų jau suviešėtų tikrai. Nepagalvoja. Nu tai kas čia yra, nu tai ką ten va nueisi į miškelį ir pašeksi. Kaip bratukas sakė, reikia daug miškelių prisikabinti kampuose ir naudotis miškeliu. Jisai, sėda, tas glaistas į tinką, čiulpis. Tarp kitko praėjo maždaug 10-15 minučių. O, pažiūrėk, jisai. Jisai dar gyvas visas. Tai dar ne šis sluoksnis? Dar tokį lengvesnį jau ir tada čia dar. Truputėlį visai. Nes va, taip, iš čia parodysiu dalis. Čia kokios tinkuotų klaidos. Čia va kaip tuos kampus kaip grubiai užtrina, tai va rezultatas. Čia jau gražiau užtrinta ir automatiškai to glaisto sluoksnis kitoks. O čia jau va, buvo vės visokios. Prikampų. Čia jau kaip ir neblogai, ten pusė, bet atsivarysime su to. O šitus paskui kas atvarkai? Jo, čia paskui kaip. Jūs čia. Dar iš tai man kiekvieno kartą smičiu. Bet čia tai šiandien taip sakė. Šiaip tai būna kaip po vištų būrio kritų. Gražu. Apšės sluoksnis. Milimetras geras. Nu kur tam milimetras? Kokį 3. Aš turiu tą matuoklį, jeigu reikia. Sluoksnį. O aš kiek metų dirbu, man rulečių nereikia. Ne ruletė, tai pats daiktas. Kiek metų už tą darbą dirbi? Jau gal 20 metų. 20 metų. Į pensiją. Bet nesėkų pasitaiko. Bet tai aš kiek matęs, tai visi pradeda nuo krašto ir eina į viršų ir į šoną. Tai čia kampininkas. Patogiau čia labai nenustatyta. Iš kurio krašto. Kaip ir namuose. Žmonai tavo patinka gal iš kairės skaityti. Mano iš dešinės. Taip. Patogiau. Svarbiausia galutinis rezultatas. O ką su šitais darai? O šitais kokiais? Čia galima dabar biškį nugramžti, bet paskui biškus čiuk nugramžti. Rytoj. Kiek vaizdo sunaudosime šiame 80 kvadratų milimetras, teisimo apie 230. Tai kas žino, kiek sueis laisva? Plius minus ten 3 kibirų paklaida. Kiek dar sluoksnių reikės? Tai dar vieną, irgi tokį jau... Bet nešveisę, ne? Tarp sluoksnių? Ne, tarp sluoksnių ne. Tokį paskutinį jau minimalų finišinį
Viskas priklauso labai nuo tinko užtrinimo, nes kuo daugiau porų stambesnių, tai tuo daugiau to glaisto. Va čia va labai tvarkingiau reikėtų užtrinti. Va čia va, pavyzdžiui, va net matosi tinkas ant tinko užlipęs, va tai čia, čia taisyti gal kažkas, kitą dieną, net va, ne. Antas yra, ne? Čia, va, čia kas yra, čia va, čia nesąmonė. Tai čia dažytojai sutvarko turbūt. Tai čia viską dažytojai sutvarko, ir jei sienos sutrūksta, mes sutvarkom, įklijuojam juostelę 2 savaitėm laiko, tada vėl dažytojai kalti, kaip sutrūksta. Čia, visą laiką kalčiausia dažyta. Ir pamatą jūs sutvirtinat. Jo. Tinkliuko įdės ir laikys. Su tinkliuku viskas išsprendžiama. Tai 50 kokį tinkliukas atlaiko. Atlaiko. Tai ką, šiandien gal tiek. Važiuosim, kai bus dažymo darbai. Ačiū tau. Ačiū kolegai. Visą laiką. Sėkmės pardavimuose, klientam, gerų meistrų ir gražių namų. Reikia. Ką rytoj, kaip prieš 3 dienas sakiau, kad šiandien, ne. Linksmai chebra gyvena, Justelis duoda bairį.